Sveiki ir šiandien jūs turite, aš turiu, jums parodau jums pažadėtąjį laivą. Tiek, kad įkėliau ten tą video, aš nufilmavau praeitą video vakar ir sakiau, kad rytoj šitą parodysiu. Ir pamiršau jį kelti ir dabar gaunasi, kad vis tiek filmuoju tą pačią dieną. Tai, žodžiu, einam prie dėžės. Dėžė yra čia. Va. Čia žmogeliukai. Ten biškai praplyšę. O čia kita pusė. Ir šį kartą, šitie Lego piratai labai skiriasi. Čia neparodo kiek detalių. Žodžiu, tik tuščia gaunasi. Čia pats laivas, galite pasižiūrėti jį. Va, visas laivas. Tai einam prie ryklio. Ryklys. Ir čia pirmą kartą Lego istorijoje, arba bent jau kiek aš žinau, yra toksai ryklys, kur šitas toksai išlindęs. Čia kardanosis kažkoks. Nežinau, kažkaip tai vadinasi. Čia yra mūsų blogiečiai, nes šitose rinkiniuose piratai yra griečiai. Čia yra žibintas. Čia kareivis. Čia su ne kepurė, o tuo. Kaip jisai. Come on, jisai vadinasi. Kuprinė, va. Tai va, čia kitas karys. O čia kapitonas, bent jau šitų, nes. O tikras kapitonas tai yra ten kitam rinkinyje. Čia yra toksai šaudyklė. Va. Tenai va, lėkia čia. Ten yra ir daugiau jų, čia irklai. Ten žyklė atrodžiau, o dabar einam prie piratų. Ir čia yra maisto gamintojas. Ten yra kažkas, šiaip piratas pridėtas. Palaukit, man. Jisai šitam rinkiny yra biškis maišiau taip. Tai va. Ir dabar yra toksai, va, čia tas jų kapitonas. Kamo, nenuėmau, va. Pagaliau nuėmauji. Pirmą kartą turiu tokį, kur su medinė koja. Va. Čia kablys. Čia yra vairas, čia patranka gale. Biški yra vienas minusas. Čia yra dvi patrankos, o yra dėklai 4. Toks minusas. Ten yra kulkos, atsarginės, nes žinoma gali jų pamest. Čia šitie gali atsidaryt. Abu. Visi 4. Ten patranka. Galėsiu jums parodyti, kaip jinai veikia. Tai net nuimsiu, nes biški netaip. Biški nelabai patogu. Ir paima. Šitaip. Ir reikia šitą paimti ir tada šauna va. Tai va. Palaukit, išimsiu kulką. Iš viso gaunate 6. Iš viso. Bet aš čia dar biškai esu dadėjęs. Labai gerai, kad tokie, galim sakyti, išsipūtę tokie. Gaunasi taip geras toks. Ir tai yra kaukolė. Galim sakyti, kaip žmogeliukas. Ir čia yra mūsų vienas dalykas. Inkaras. Ir jį galim taip daryti, nuleisti. Ir jį galima, aišku, sukti. Čia, kur galima užlipti, tenai yra plotas, o čia piratas, laikas. Dar jums to neparodžiau. Ir man labai patinka va šitas tas čikšt.
užsikiša ir čia kur piratai šitus ateina. Tai padarysiu. Kareivius priverčia eiti. Ir kai jie neina, ateina. Pastumia čikšt. Jie nukrenta. O tada atplaukia ryklis ir suėda. Man patinka, kad yra daug vietos. Tenai ginklo kabiklis. Tenai žiurkė. Ir šitas žodis. Kibras. Ten toksai kapitono žodis. Biškai primiršęs ten žodžius. Čia yra kablys. Jisai gali sustotis. Čia yra pakabintas lobis. Ir aišku, kaip galėtų būti piratai be lobio. Bet taip mes sužinosim biškai vėliau. Čia yra durys. O, jas atsidaro ten. Vidus. Ir štai pirato vado kambarys. Biškai ten mums už Minecraftą. Ten žemėlapis. O čia kažkoks, nežinau, kas per daiktas. Va, žemėlapis. The map. Iki aukso. Ten butelis žalias. Ir dabar jūs sužinosit, kur yra paslėptas auksas. Oi, ne, nu. Čia. Va, ten viduj. Vėliau jums ten taip geriau viską parodysiu, tik čia noriu pirmą užkabinti. Čia aš kol užkabinsiu. Užkabinau. Ir va, jisai dabar kabo. Aišku, jei tu taip greitai darinėsi viską, tai jisai nukris. Tai dabar visi lobiai. Kokie lobiai? Mėlynas, žalias ir raudoni deimantai. Čia skeleto. Kojos ir galima jam uždėti ir bus kaip figūrėlė. Tai jūs jau pamatėt visą šitą laivą ir jums galiu sakyti ate tik tais.